Kai galvojame apie namus, dažniausiai įsivaizduojame ne sienas ar daiktus, o jausmą. Saugumas, šiluma ir tas žinojimas, kad esi laukiamas. Tačiau mūsų rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, yra vaikų, kuriems šis jausmas dar nepasiekiama svajonė. Vaikų, kurių kasdienybėje trūksta to, kas mums atrodo savaime suprantama. Tai yra mamos ar tėčio apkabinimo. Biologinės turim 4 dukras. Gimė 4 pas mus, o kiti gimė kitaip. Pirmas šokas. Ta prasme, kai atvažiuoja žmogus, naujas žmogus į šeimą, tu turi suprast, apsiuostyt, kitaip sakant, ar ne, ir įsivertinti, kaip tu gali jam padėti ir kaip... Ar gali, kaip gali, tuo pačiu labai svarbu nesugadinti būtent auros visos šeimos. Deja, jie yra dar gajūs, nors jų mažėja pastaruoju metu. Visų pirma, manoma, kad vaikai, kurie patenka į globą, jau savaime yra, pavadinkim, blogi vaikai, ar ne, sugadinti vaikai, ar ne. Ir žmonės gąsdina nežinomybė iš esmės, dėl to kuriami stereotipai tokie, jie pasireiškia. Ar globa ar įvaikinimas prasideda nuo sprendimo žmogaus. Tai jeigu padėti galbūt tą sprendimą nulemti ar į vieną arba kitą pusę, tai rengimo įtėvių ir globėjų specialistai tikrai suteiks. Bet po mūsų pirminės informacijos, tai pirmas žingsnis tai yra kreiptis į teritorinį vaiko teisių apsaugos skyrių ir pateikti prašymą su savo lūkesčiu, kokią aš tą šeimą jau savo išsigryninau. Turėjom tokiu atveju, kai su tuo berniuku turėjom labai daug važiuoti reanimacijas, priėmimus, tokių labai daug sveikatos sutrikimų, kaip porą pirmų metų buvo. Tai labai gerai atsimenu, kad netgi, kai pasakė, kad gulda reanimacija, man tikrai tuo metu reikėjo psichologo pokalbio. Ir tai buvo vėlus vakaras. Ir man koordinatorius sako, gerai, susiskambinkit. Ir mes susiskambinom ir labai gerai pakalbėjom. Tai netgi be darbo laiko ribų, bet tokių ir taip atsimenu savaitgalis. Tai man atrodo, mes turim tikrai nuostabių žmonės savo komandoje. Globos. Mokymai priklauso nuo to, kuo nori būti žmogus, asmuo pareiškęs norą globoti, ar jis nori būti įprastų globėjų ar ne, ar jisai nori būti budinčių globotojų ir nuolatinių globotojų, ar jisai nori šeimynos dalyvių būti. Nes kiekviena ta globos forma, jinai skiriasi mokymų trukme. Jeigu nori būti tik įtėvių ir globėjų, tai mokaisi 10 savaičių, vieną kartą į savaitę. Kažkada atsimenu, kai gimė mūsų laukėmės pirmos dukters, sakėm, nesvarbu, ar taškuotas, ar languotas vaikutis, mes priimsime jį bet kokį. Ir visi 4 gimė sveiki, drūti, viskas jau sakei. Ir ta mintis buvo likus, o kaip mes priimtume ne tokį tobulą, gal taip reiktų sakyti, vaiką. Atriedėjus kitiem vaikam, su begalėmis iššūkių jau buvusių jų gyvenimuose. Tai man asmeniškai tai buvo vienas iš tokių mano asmeninių pasiekimų iš tikrųjų priimti tą languotą ir taškuotą vaiką. Nes kiekvienas vaikas yra žmogus, nesvarbu koks. Nesvarbu iš kur jisai, mes kiekvienas vaikai tikrai nusipelno tos besąlygiškai gražios aplinkos, meilės ir šeimos ir santykio. Tapti globėju tai kelias, kuriam reikia drąsos, bet jis keičia likimus. Ne tik vaikų, bet ir mūsų pačių. Jei jūsų namuose yra vietos meiliai, ženkite tą žingsnį, pasidomėkite globa. Mūsų rajono specialistai bus pasiruošę jums padėti, nes tobulų vaikų nebūna. Būna tik vaikai, kuriems reikia namų.